Garsusis rėmėjų įrašas. Lietuva 2007 Liepos 2 diena. Mėnuo, istorinis mėnuo, kurio metu visada prisimenami didvyriai. Mūsų lakūnai transatlantiniai Darius ir Girėnas. Šalia Lituanikos, ant Lituanikos įrašai šie, ant Lituanikos replikos ar maketo. Ir pasisukę į pietus mes matome, susitinkame Joną Čepą, labai daug darbo paskyrusį kitam Atlanto nugalėtojui Feliksui Vaitkui. Ir čia mes štai matome dailininko skulptoriaus Šlivinsko sukurtą puikų išvaizdų, reiškia, vyrą, lakūno Felikso Vaitkaus. O čia stendai parodos, kurį Jonas Čepas yra paruošęs šiais metais ir pristatęs visuomeniai. Jonai, gal savo žodžiu, gyvai apie savo darbo rezultatą. Kai pirmą kartą, kai pradėjau galvoti apie Felikso Vaitkaus pagerbimą, jo atminimo įamžinimą Lietuvoje ir kūrėm pirmą filmą, reiškia, Skrydžio 70-mečiui, susidūrėm su tokia problema, kaip jau esu minėjęs, kad Lietuvoje nėra visai jauno Felikso nuotraukų, vaikystės, jaunystės. Ir pradėjau ieškoti šaknų, pradėjau ieškoti Felikso Vaitkaus sūnaus, Filipo, kuris tebegyvena Amerikoje. Užsimezgė ryšys ir aš pasibėdavau, kad mes neturim visai nuotraukų. Ir jisai man su malonumu parašė, kad gerai, aš turiu nuotraukų ir aš tavo atsiųsiu. Taip buvo tokia pradžia. Paskiau, bedirbant ir antrą filmą kuriant, reiškia, paprašėm, paklausiu, ar pas jūs yra išlikę